Edvinai, kaip tu gražiai čia viską paruošei? Stengiausi labai. Gerai, aš dabar einu truputėlį dar į dušą. Ir po to bus. Labai lauksiu. O Liepa, o Eglės nėra namie. Edvinai, kas ten? Liepužėlė, gali tu gal vėliau truputį ateiti? Matai, su Eglutė mes romantišką vakarienę pasiruošėm ir... O, labas. Eglė, man labai reikia su tavim pasikalbėti. Na, tai kas atsitiko? Raimondas pasakė, kad dingčiau iš šio buto ir iš šio gyvenimo visiems laikams. Atrodo, teks laikinai grįžti pas jūs. Kaip pas mus grįžti? Edvinai, išeik! Klausyk tu, gražuolė. Išnirk tu iš savo tos meilės komos. Jeigu nori jį susigražinti, pritark visiems jo norams. Vykdyk visas jo užgaidas. Pamatysi, po savaitės atleis. Tu taip darei? Ne, aš Edvinas darė ir aš atleidau. Bet kaip man būti didelė žmona, jeigu jis net manęs akyse matyti nenori? Oi, nori, nenori. Pf, jis yra teisėtas tavo vyras. Ir jūs turite teisinį pagrindą gyventi kartu. Teisingai. Galų gale gyvenam teisiniai valstybei. O ką? Ar neteisiniai? Labas. Sveiki. Gražiai atrodai. Dėkui. Boleslovas pas save? Taip, vietai. Nu taip, bet iš kur tokia draudimo kaina? Tam automobiliui 15 metų. Jis pats tiek nekainuoja. Nu gerai, supratau. Pagalvosiu. Nagevičius! Wow, Kandžius! Geras. Albertai, 100 metų. Sveikas. Kaip tu? Kaip? Nu, o štelkė 10 metų. Jo. Vakarinė laida su Albertu Kandžium. Girdėjai? Ne, negirdėjau. Tai juokauji, Ne, juokauji. Nu kaip, tu populiariausia laida. Nu gerai, išgirsi. Dabar einu į atranką. Populiariausios televizijos rytinės laidos vedėjas. Jo. Na, o tu kaip? Aš va, matai, agentūroje. Va. Renginius organizuojam, nėra kada televizorių žiūrėti. Ai, vestuvės veda. Ne. Čia kitas lygis, kiti biudžetai. Dirbam su Stingas, Shakira, kiti milijoninės amatos. Eik tu, milijonai eina, o su 15 metų senumo taškė važinėjai. Su kokia 15 metų? Ai, čia nugirdau pokalbį tavo telefonu. Taigi čia aš dragui laikau. Eik tu. Jo, mėgstu padraginti. Rimtai, dragini? Jo, geras, žinok. Buvai toks ramus, dabar drageris? Ne, kai pabandžiau, tai dabar... Klausyk, būtų gerai alaus kokio, a? O, tiksliai, alaus, reikėtų susibėgti. Prie progos, žinai. Jo. Tu čia ką veiki? Pas bolę. Yra? Mačiau sėdi. Jo. Nu, tai gerai. klausyk, gerai, tai iki. Gerai, susibėgam. Sėkmės. Viršininkė, kas atsitiko? FNTT. O ką čia veikia FNTT? Kažkas mūsų užsakė ir skundė. Dėl ko? Ai, O atlyginimai rytoj kaip? ai. Lie, kokio velnio? Aš tave išgarsinu? Kokio velnio tu čia vėl atsibeldai? Kaip ir priklauso mylinčiai moteriai, aš tau pagaminau maisto, laukiu vyro grįžtančio iš darbo. Iš kokio darbo? Aš iš sporto klubo. Na, tai laukiu grįžtančio iš sporto klubo. Liepa, tau nereikia manęs laukti. Tau reikia dingt iš mano gyvenimo. Raimondai, meilė, mano Liepa, prašau, palauk, aš Liepa, būsiu Liepa, pati švelniausia, palauk, pati palauk. mieliausia. Liepa. Aš būsiu Liepa, tavo stok! vaikina. Stovėk čia. Aš pildysiu visus tavo norus ir tu man atleisi. Visus. Visus. Gerai, po 15 minučių rodys futbolą, tai tu subėgiok į parduotuvę alaus. Gerai. Aš greitai. Kokį nori, balto? Šviesaus. Šviesaus. Raktą palikau. Žinau. Taip nesąžininga, Raimondas. Ai, taip, tai su kitu vyru permėgot prieš vestuves daug sąžiningiau. Atidaryk duris. Abonentas Raimondas nepasiekiamas, belskit vėliau. Ir ačiū už maistą.
Kaip gerai, Albertai, kad tu anksčiau grįžai. Mums būtinai parduotuvę reikia užvažiuoti. Baiginėjęs viskas. Klausyk, sąrašą sudariau, gal ką pamiršau. Pieno mišinukai, sauskelnės, ekologiškos, vienkartinės servetėlės, vaikiškas lasjonas, kramtukai, barštukai, supuoklės, vaikiškos, mobili auklė. Pamiršau kažką? Saulytė. Teisingai. Gybučiau pamiršus vaikišką šampūną. Irma, aš bedarbis. Kaip suprast? Tiesiogiai suprast. Kontora uždaryta, viršininkas išvestas su antrankiais ir aš nebeturiu kur nueiti, kur atsiimu atlyginimą. Albertai, begi tai yra baisu, ką mes darysim? Nieko čia baisaus nėra. Tiesiog, kol tėvelis ras naują darbą, pagyvensim šiek tiek, susiveržę diržus. Kaip susiveržė? Ką susiveržė? Pas mus Lukutis mažas, jam visko reikia. Pradžiai atsisakysim supinių. Supinių? O tai kaip vestibuliarinis aparatas mūsų Lukučio, kaip jis vystysis? Pasivystys ant tėčio rankų. Bet jos netaip jau brangiai ir kainuoja šiaip jau. Kažkur teks kitur taupyti. Sutaupysim, pavyzdžiui, vietoj ekologiškų sauskelių pirksim paprastesnės. Negalima. Tikrai negalima. Tugi žinai, kad kaip šunta užpakaliukas ir alergizuoja. Ir Mūtė, kai aš buvau jo amžiaus, iš viso sauskelių nebuvo ir nieko neišbėrė ir nieks nenušuto. Albertai, meškutį, mes negalim taupyti, kaip mūsų planai, šeimininės stovyklos, Lukučio aukštasis išsilavinimas, privatus darželis. Gerai, baigiam stresuoti. Sūneli, atsimink, turėsi viską. Ir privatų darželį, ir Tailandą, ir vestibuliarinį aparatą, nes tavo tėvelis yra tokio aukšto lygio specialistas, kokio Vilniuje gal tik tai 5 yra. Nu, arba netgi 3. Aš nebežinau, ką man daryti. Alaus tai jau tikrai niekam. Niekam nereikia paklusnių žmonių. Taikytis reikia lovoj. Kaip aš pateksiu jo lovą, jeigu aš net jo butą patekti negaliu? O, atsarginis raktas. Taip, aš turiu planą, nes aš žinojau, kad Eglės planas tai tikrai nesuveiks. Vienu žodžiu taip, Liepa. Tu lauki Raimundo jo bute, visą gundantį, žinai kaip. O aš tuo metu jį teisingai nuteikiu ir siunčiu pas tave. Na ir jūs taikotės mažiausiai 3 kartus. Ir kaip jau tu jį teisingai nuteiksi? Į striptizo klubą nusitempsi ir pats pašoksi? Oi, labai juokinga, ne? Žinok, vyras vyrą gali teisingai nuteikti ir be striptizo. Mes nueisim į barą, išgersim, pakalbėsim apie Liepą, apie seksą su Liepa, apie seksą... Gerai, gana supratom. O gerti būtina? Būtina? Kaip gali vyrai apie seksą blaivus kalbėti? Tai jūs taip ir sakykit, kad jums reikia pagalbinio virtuvės darbininko. Indam plauti, ne? Ačiū, man netinka. Viso gero. Pagal skelbimą jums reikia... Ai, nebereikia. Na gerai, atsiprašom, viso gero. Reikia, tai nereikia. Čia aš jums netinku. Gerai, viso gero. Tai tinku? Labai gerai. Specialybė? Nu, aš režisierius. Kaip netinku? O kodėl? Alio, labą dieną. Čia pagal skelbimą, kur jums reikia pagalbinio virtuvės darbininko indam plauti. Tai kokia proga? Trečiadienio? Žinai, atsibodo su moterim namie sėdėti, galvoju, išeisi su draugu, pasėdėsim, apie moteris pakalbėsim. Bėgi nuo moterių, kad pašnekėtum apie moteris, ne? Nu, taip yra. Jo, tai ačiū už maistą, prabangiai čia. Nu taip, žinai, apie moteris, jeigu jau kalbėsim, tai pigiai neišeina. Tai už ką geriam? Už moteris? Už moteris. Kad jau apie moteris prakalbam, tai kaip jums su Liepa sekasi? Niekaip. Iš vis nenoriu aš apie ją kalbėti. Gerai, kalbam. Laima, šiek. Superinė, ne? Nu jo, superinė. Tokia man labai į Liepą kažkaip panašiai, akis tokios seksualios. Visai nepanašiai į Liepą. Nu, aš ta prasme, kad ir Liepa ir akis turi. Nu,
Išgerkim už akis, ką? Kokias akis? Na, tiesiog ne liepos, o moteriškas gražias akis. Na gerai. Girdėjai, Nagevičius be darbo. Na, jo, girdėjau, skambino. Žinai, bet Nagevičius neprapuls, o jūros gerybės gali fit ir nėra. Tai valgom. O tu žinai, koks man pats gražiausias vardas. Nu, Liepa. kodėl ne Eglė? Kaip Eglė yra man pati gražiausia žmona, o Liepa pats gražiausias vardas. Edva, galime mes nebešnekėti apie tas liepas, ką nebėra daugiau apie ką kalbėtis. Gerai. Įsivaizduoji, mes vakar su Egle kartu žiūrėjom futbolą. Ir mūsiškiai dar superiniai žaidė. Nu tai du paradoksai vienu metu. O tarp kitko, Liepa irgi lankė futbolą. Edva, man zin, ką lankė Liepa. Man nusišyk būtų, jeigu jin būtų žaidus už Lietuvos rinktinę. O, labai geras tostas. Išgerkim už Lietuvos rinktinę. O kodėl tu man mažiau pili? Todėl, kad aš Liepai pažadėjau, kad tave pristatysiu geros formos. Prie ko čia Liepa? Liepa? Kas sakė, kokią Liepą? Aš nesakiau jokios Liepos. Aha, ta Eglės sesuo Liepa, jo? Tu ir blaivas nemoki meluoti, sakyk visą tiesą. Aš nesuprantu, Edva, kaip tu sutikai? Mane privertė. Kas? Sekso badas mane privertė. Per tas Liepas, mamas, Tomas, jokio asmeninio gyvenimo. Edva, kartais reikia galvoti šitą galvą, ne tik tą. A, kas man sako. Bet gerai. Atleisk man. Gerai, suprantu. Gerai, kad bent liko senasis būtas. Nuvarysiu ten, pasimsiu alaus, ramiai pasidėsiu. Ne, Raima, ten nevažiuok. Ką ten irgi Liepa? Ne, ten Eglė. Ašgi tau sakau, namie Toma mama jokio asmeninio gyvenimo. Tai kur man eit, ką įstoti į parką? Nu, tu gali eiti namo ir nesigundyti. Arba susigundyti. Kaip nori. Išgerkim geriau, nesinervuodami. Už Lietuvą. Gerai, Edva, varau namo. Gerai. Nori aš tai išbučiuosi. Ai, neverta, man namie kažką. Palauk. Man namuose kai kas tą padarys. O, tikrai. Nagevičiau, ką tu čia dabar? Labas. Labas. Čia, nu taip, supranti, čia situacija tokia. Dirbi? Firma bankrutavo viršininkui. Tai žodžiu, suktis reikia. Bet aš čia laikinai. Tik Aišku, laikinai. pasiūlymų tu tik įsirinkti reikia. Suprantama. Gerai, seni, tai už 20 minučių castingas. Vėluoju, nepyk. Televizijoje. Albertai, o gali mane paimti? Kur? Į teleką? Albertai, tu juokauji. Ne, aš prie tų renginių tikrai, aš daug dirbęs, aš parežisuoti, jeigu reikia, bent jau masuoti. Jeigu reikės, ir masuoti galiu. Paimk, ką? Ką žinau, gerai. Tai tiek naujienų šiandien. Su jumis buvo laida Sveiki gyvi! Albertas Kandžius ir žavingoji kolegė Skaistė Mikšytė. Ačiū, palaukit koridoriui. Ačiū. Labai malonu. Tai aš palauksiu. Kviečiam kitą. Oi, Dieve. Gal įmam šitą ir viskas baigiam, nes man jau, nusibodo. Na gerai, jis ne Dievo dovana, bet atrodo simpatiškai. Daugiau tylės, šypsosis, mažiau kalbės. Bet tik pora žmonių liko, kažkaip nepatogu visus išvaryti. O, Dieve. O, užeikit. Tai greit, žvaigždė blogos nuotaikos. Nu, einam. Tai nežgi, aš dirbu, čia einam. Greitai, sakau, einam. Užeikit. Einam, greit. Sėskit. Prisistatykite kamerą. Albertas. Pavardės neturit? Kas aš?
Turiu. Tai pristatykite vardų ir pavardę. Sėdėdamas. Albertas Nagevičius. Jūs mėgčiojat? Ne, jaudinuosi. Ačiū, viso gero, kitas. Gal dar ką nors galėčiau paskaityti Donelaitį Pošką? Ne, nereikia, tai kad jūs skaityt mokat, aš tai tikiu. Padėtų, kvieskite. Ačiū. Galite eiti. Liepa, ką tu čia darai? Iš vis kaip čia patekai? Tarkim, padedama mažo stebuklo, rodančio didelę mano meilę. Pavakarieniaujam. Ačiū, aš jau su Edvinu prisivakarieniavau. Tai gal iš karto prieinam prie deserto? Žinai, aš saldumynų nevalgau, ypač po 6. Raimondai, tu esi mano teisėtas desertas ir aš tavęs noriu. O aš nenoriu ir niekad neužsinorėsiu. O jeigu taip? Viešpatie, ką aš bandau apgauti? Aišku, aš tavęs noriu, Liepa, aišku, noriu. Jo, kažkaip va taip turėtų būti. Liepa, ką tu čia darai? Iš vis kaip čia patekai, ha? Padėdama mažos stebuklo. Klausyk, Lieputė, labai gerai, kad atėjai. Aš imu, galvoju, kad Liepa ateitų, kaip gerai būtų ir tu. Raimondai, kodėl tu toks girtas? Nu ką, visuoju. O man proga buvo šventės, idėja, šampaniuko. Vakarienės, kaip suprantu, nebus, tai gal iškart prie deserto. Nemėgstu desertų su alkoholiu. Neatstumk, Liepa, neatstumk, mane mylėti reikia, pagauti ir mylėti, supranti? Atrodo, šiandien meilės nebus. Tikrai taip, nebus. Ir niekada nebus. Liepa, man nereikia, kad tu būtum ideali žmona. Man nereikia, kad tu būtum seksuali žmona. Man išvis nereikia, kad tu būtum mano žmona. Todėl paleisk mane ir palik ramybėj. Ir apsirenk. Ačiū, atranka baigta. Galit Na, o rezultatai? kantrybės paskambinsi, viskas bus pranešta, nepergyvenkit. Kas čia vyksta? Čia Skaistės Miškinytės partnerio atranka laidai Sveiki gyvi. Šit kaip ką įsirinkot? Skaistai patiko šis ponas, mėlynu švarku. Šitą, tu pasižiūrėk į jį. Šitą, klausyk, mums reikia paprasto žmogaus į kadrą. Žiūrovam, o ne Skaistė į lovą. Tu pasižiūrėk į šitą guminuką. Taigi pilna televizija tokių veidelių. Reikia paprasto žmogaus. Va kaip tas, va. Baig. Pasakyk sveikas gyvas. Sveikas. Gyvas. Gyvas. Va, aš jau tikiu. Bet Skaistai, žinokit, Palauk, prie ko čia Skaistė? Skaistė ne prodiuserė, aš prodiuseris. Įvedėja. Aš pasakau tas, vadinasi tas. Viskas šventa. girdėjot? Rytoj eteris 5 ryto, būnat 4 valandą grimeriniai. Gal jūs 3:30 ateikit. Aš trečią. Nepakenks. Bala. Klausykit, nu, bet Skaistė, ne, nu, kas čia darosi, kokia nesąmonė, kas čia atėjo? Atėjo kažkoks... Nesupratau, tai čia aš vedėjas dabar. Tu vedėjas, tu pasižiūrėk į save, koks tu vedėjas. Nesinervuok, gal eidam kavos kokiose. Eik tu šinai su savo kava. Liepa, įsijunk žadintuvą. Ir iš vis, kodėl tu čia? Mes vakar susitarėm. Brangus Raimondai. Brangus ne dėl to, kad taip priimta kreiptis. Brangus, nes mylimas. Aš suklydau, tačiau nuoširdžiai tikėjau, kad šią klaidą ištaisysiu. Bet matyt, yra dalykų, kurių ištaisyti neįmanoma. Taip pat ir atleisti. Man labai gaila, kad taip atsitiko. Labas, Kristė, ką tu šiandien vakare? Ką, pabaigėm vyną ir... Gerai. Oi, palauk.
Taip, klausau. Sveikas, Edva! Tu kur? Aš čia pas Raimundą senam bute. Gerai, lik kur esi. Mane priėmė dirbti į televiziją. Ha! Raimai paskambino, mes atvažiuojam, reikia atšvęsti. Sveikinu. Oh.